Taigi sulaukim keletą komentarų, kad norit pamatyti 4G kameros testų. Kaip matote, esu ne ofise ir dabar ištestuosim, kaip veikia EasyViz EB8 4G vaizdo kamera. Pabandom. Tai išpakuosim ir pabandysim pažiūrėti, kaip greitai ją įmanoma pasileisti ir pradėti naudoti. Taigi galim pabandyti paskaičiuoti laiką, kiek užtrunka išsipakuoti kamerą ir pradėti naudotis. Pačios kameros apžvalgą jau esu padaręs. Jeigu tos apžvalgos dar nematėt, galite nubėgti pažiūrėti, nuorodą paliksiu kažkuriam kampe. Paspauskite ant ir raidelės ir galite pažiūrėti. Ten papasakoju, ką gauna dėžutė, kameros specifikacijas ir visus kitus dalykus. Ir kaip matot, turim pačią kamerą. Kaip ir minėjau, apžvalgoj SIM kortelę galim dėti bet kokio gamintojo. Svarbu, ji palaikytų 4G interneto ryšį. Taigi, atidarom dangtelį, įdedam SIM kortelę ir galim uždaryti dangtelį. Prisukam varžtelius ir paspaudžiam kameros įjungimo mygtuką esantį apačioje. Matom, užsidega mėlynas ledas viršui. Kamera įsijungia, pradeda judėti aplink savo ašį ir galim įsijungti programėlę. SIM card inserted. Please make sure it is a valid card. Platform registration successful. Ir pridedam kamerą prie programėlės. Tai spaudžiam scan, nuskanam QR kodą esantį kameros apačioje, spaudžiam add. Ir kamera pridėta. High performance nustatysim režimą. Čia galima sukalibruoti. Tai šį žingsnį praleisim. Viskas. Maždaug tiek užtruko kamerą pridėti ir ją pradėti naudotis. Spaudus ant pačios kameros galima matyti tiesioginį vaizdą ir, kaip matot, jis veikia su labai nedideliu vaizdo atsilikimu. Tai dabar galbūt pabandysiu kaip nors primontuoti kamerą prie medžio, pabandysim patestuoti jos funkcijas, pažiūrėsim, kaip greitai jie aptinka ir kaip ji veikia, tarkim, pridėta prie medžio. Kalbant apie pačias kameros funkcijas, vėlgi, daug neįsiplėsiu. Jeigu norit platesnės apžvalgos būtent apie šios kameros funkcijas, vėlgi galite palikti komentarą apačioj, pabandysim tokią apžvalgą padaryti. Kaip jau supratot, kamera yra PTZ ir matot ekrane, spaudę galim ją reguliuoti, valdyti į šonus, pakelt aukštyn, žemyn. Ir šios funkcijos veikia tikrai sklandžiai ir greitai. Turint galvoje, kad mes esam prisijungę ne prie greito Wi-Fi ryšio, o tiesiog esam kažkur miške. Paspaudžiant krumpliaračio esančio dešinėme kampe viršui, galim matyti kameros baterijos būseną, galim pasirinkti įvairius veikimo režimus, galim jungti išmanųjį žmogaus aptikimo, turim pranešimų nustatymus, kada mums kamera siūs pranešimus, turim image settings, kur galim pasirinkti spalvų toną, reguliuoti kameros LED pašvietimo intensyvumo ir dar vis dažnai klientai klausia, ar galima išjungti mėlynai ir raudonai mirksintį kameros LEDą. Tai taip, tą padaryti galima. Tai padaryti reikia paspaudus Light Settings ir išjungus šią funkciją kamera Status Light. Ir dar viena labai įdomi ir nauja funkcija EasyViz kamerose, tai yra Device Location. Kaip jau supratot, ši kamera turi integruotą GPS modulį ir paspaudant Device Location galim matyti tikslę šio įrenginio lokaciją, kas galėtų būti labai naudinga, jeigu turit ne vieną tokią kamerą, jas esate išdėstę dideliam plote, tarkim, miško valdose. Ši funkcija bus naudinga jums, nes neprivalėsit pasižymėti, kur tos kameros yra, jas galėsit lengvai ir patogiai surasti, pasinaudodami EasyViz programėle. O kol kamera gauna lokacijos duomenis, pabandysiu ją primontuoti prie medžio ir padarysim kelis testus. Gerai, galbūt tai nėra pats geriausias kameros montavimo pavyzdys, bet testo sumetimams, manau, veiks. Taigi dabar vėl pabandysiu įsijungti programėlę ir galim pasukti kameros vaizdą, pasirinkti ir matyti tai, ką ji mato. Pareguliuosim šiek tiek aukščiau, kad atrodytų. Ir čia, priešais pačią kamerą, galite matyti mane. Kaip dabar matote ir girdite vaizdą
tiesiai iš EasyViz 4G kameros. Ir dar viena standartinė EasyViz kamerų funkcija, tai yra Audible Notification. Galim pasirinkti, kad kamera aptikus judantį kūną pati skleis aliarmą. Standartiškai ta funkcija yra nutildyta, bet galim įjungti ir netgi galim įrašyti savo kokį norim garsą. Aš bandysiu įrašyti teritoriją stebimą vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Įrašysim tokį. Teritorija stebima. Išsaugom. Vėlgi, kadangi kamera veikia 4G ryšiu, viskas vyksta šiek tiek lėčiau nei kamera veiktų prisijungus prie Wi-Fi. Čia galim pasirinkti garsų stiprumą. Ir dabar grįžus į pagrindinį langą, stebint tiesioginį vaizdą, pabandysiu įeiti į kameros vaizdą, kad jį mane užfiksuotų ir išsiųstų garsinį pranešimą. Taigi, ateinu priešais kamerą. Teritorija stebima vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Taip pat galima įjungti kameros LED pašvietimą, kad vos aptikus judantį kūną jį pradėtų taip pat mirksėti šviesa. Ir garsinis pranešimas girdimas tol. Stebima vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Garsinis pranešimas girdimas tol, kol kamera fiksuoja judantį kūną. Teritorija stebima vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Taip pat viena iš svarbių funkcijų yra PTZ nustatymuose. Čia galim pasirinkti žmogaus sekimą ir kai kamera aptiks judantį žmogų, ji nebus tiesiog nustatyta vienoje pozicijoje, bet jį seks. Tai įjungiam šią funkciją, sugrįšiu į tiesioginio vaizdo langą. Ir dabar maždaug įeisiu į vaizdą. Teritorija stebima vaizdo kameromis, prašome Vėlgi. palikti teritoriją. Girdime garsinį pranešimą ir, kaip matote ekrane, kamera raudonai pažymi, Vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. kamera raudonai pažymi, kur yra įsibrovėlis. Pabandysiu eiti į šoną. Teritorija stebima vaizdo kameromis, prašome palikti teritoriją. Skaičiau maždaug 20 metrų nuo kameros, jį vis dar mane mato ir atpažįsta. Ir dar viena standartinė, bet visai naudinga PTZ kameros funkcija, tai kad nustatę mums norimą kameros poziciją, galim paspausti Preset Locations ir šią kameros poziciją išsaugoti. Tarkim, pavadinsim kelias. Ir tokiu būdu išsaugus Preset Locations galim nustatyti namų pagrindinę kameros poziciją, į kurią jis sugrįž po to, kai seks kažkokį judantį kūną. Ir žinoma, vienas iš svarbiausių dalykų, kurio negalima pamiršti, iškart nuėjus į kameros nustatymus, einam į pačią apačią, spaudžiam Device Information ir būtinai pasižiūrim, ar nėra programinės įrangos atnaujinimo. Jeigu toks yra, atsinaujinam, nes su naujausia programinė įranga būna pačios naujausios funkcijos, visi klaidų pataisymai ir kamera veikia optimaliausiai. Tai manau, toks būtų EasyViz 4G kameros testas. Jeigu šis testas bent kažkiek patiko, uždėkit laiką, užsiprenumeruokit kanalą ir įsijunkit varpelį, taip nepraleisit naujausių produktų apžvalgų. Šiam testui manau tiek. Visas šias ir kitas mano apžvelgtas EasyViz vaizdo stebėjimo kameras galite įsigyti easyvizlife.lt. Turim nemokamą sekančios dienos pristatymą bei 3 metų garantiją. Šiam kartu tiek. Pasimatom kitose apžvalgose. Iki.